Sveiki. Taigi pradedu mūsų susitikimą. Esu Kristina Šimukauskė, NT ekspertė. Ir šiandien noriu pakalbėti tokia tema, kaip, kada ir kodėl parduoti NT Lietuvoje, kai tu gyveni užsienyje. Kalbu šią temą, nes didžioji mano dalis klientų užsieniečiai lietuviai. Ir aktualus tas klausimas tiek jiems, tiek ir kitai daliai lietuvių gyvenančių Lietuvoje ir besirašančių parduoti savo nekilnojamą turtą. Kodėl kalbu būtent apie emigrantus? Nes pati turiu ilgametę patirtį emigracijoje ir nuo to laiko, kai grįžau gyventi vėl į Lietuvą, dirbu su didžiaja dalimi lietuvių, kurie gyvena emigracijoje ir padedu parduoti jų turtą Lietuvoje arba nusipirkti, jeigu jie planuoja grįžti. Padedu saugiai, sklandžiai įsigyti arba parduoti būstą. Ką darau kitaip, tai nuoširdus kliento pažinimas ir tikrųjų poreikių išgryninimas. Visą laiką yra išklausimas ir tas sprendimo radimas per palaikymą, pasitikėjimą ir atvirą bendradarbiavimą. Mėgstu kalbėti, mėgstu išklausyti ir bendrai ieškoti tos problemos sprendimo, diskutuoti, bet ne bergždžiai numesti ir leisti tik taip ar taip rinktis. Taip pat esu ta, kuri mėgsta bendrauti, mėgsta aktyvų tinklaveiklos gyvenimą. Šiuo metu priklausau Start for Networking verslių moterų bendruomeniai, kur taipogi užsimezga daug ryšių, daug kontaktų, atsiranda rekomendacijos, nauji pardaviminiai kanalai. Taip pat per šitą kelionę, šitoje specialybėje atradau save kaip kaučerė, todėl kad man buvo visada įdomu tam tikri dalykai ir šiai dienai esu sertifikuota jau, turiu diplomą ir tuos pačius kaučingo principus pritaikau dirbdama nekilnojamo turto srityje su klientais. Derinu NT rinkos profesionalumą su giliu žmogišku dėmesiu. Ir vienas pagrindinių tokių dalykų, tai man labai svarbu, kad klientas jaustųsi saugus, išgirstas ir priimtų jam tinkamiausią sprendimą be jokio spaudimo, bet su pamąstymu, su pasirinkimu, kodėl būtent taip reikėtų daryti. Patirtis mano yra nuo 21 metų NT rinkoje, kada vyravo korona, kada buvo visi suvaržymai, tada aš grįžau ir pradėjau darbuotis. Net 60% mano klientų tai yra lietuviai emigrantai ir jie mane dažniausiai susiranda per rekomendacijas, net 90% klientų sugrįžta per pažįstamus iš lūpų į lūpas. Ir ką patyriau ir dariau su tokias analizės, kad mano kelionė šioje specialybėje niekada nebuvo lengva. Buvo daugiau kaip 90% komplikuotų situacijų, reikalaujančių papildomo laiko, kantrybės, papildomų resursų, kaip išeiti iš situacijų, kaip rasti tuos sprendimus. Ir pakalbėsiu gal daugiau plačiau, kodėl vis dėlto mano klientai lietuviai emigrantai. Todėl, kad, kaip ir minėjau, pati daug metų buvau išvykusi, pati turėjau savo nekilnojamą turtą Lietuvoje, norėjau jį parduoti, bet nebuvo atliepta į mano poreikius. Ir supratau, kad komunikacija turėtų būti su tokiu klientu truputėlį kitokia, nes kai tu gyveni čia, tu nežinai, kaip žmogus jaučiasi gyvendamas tenai.
Ir tiesiog ateidama į rinką aš jau žinojau, ko šio tipo klientui reikia. Aš puikiai supratau, kad jam reikia sutaupyti laiką, kad jam reikia sutaupyti pinigus ir kad jam reikalinga informacija ir 100% atstovavimas kartais. Tai vat būtent tokią pridėtinę vertę jisai iš manęs gauna šiandien. Ir aš suprantu, kaip su juo komunikuoti, kada palaikyti, ką pasakyti. Kada renkasi klientai? Iš tikrųjų, daugelis mėgsta pasakyti, o kam man tas brokeris reikalingas, aš moku parduoti ir pats. Aišku, yra tos visos galimybės parduoti pačiam, jeigu tu esi kažkur tai netoli, galbūt turi kažkokią artimą žmogų, kuris tau gali aprodyti. Aš dirbu skirtingais etapais, skirtingais nuo mini paslaugos iki to pilno serviso vadinamo. Kartais žmonėm tai reikia nekilnojamo turto konsultacijos. Tada prasminga, kai klientas neapsisprendęs dar parduoti, nori sužinoti, pavyzdžiui, tik preliminarią rinkos kainą. Turi klausimų dėl paveldėjimo, dėl mokesčių, skolų, bendraturčių. Ir tiesiog jisai galbūt renkasi tą informacijos bagažą ir nori apsispręsti, ką jam toliau daryti. Kai kurie nori dalinės paslaugos, tai preliminarios kainos nustatymo, galbūt tos pačios fotosesijos, skelbimo paruošimo ir tokį paketą gauna ir sako, ačiū, bet mes startuosime turėdami šitą paketą patys, nes norime dalį brokerio mokesčių sutaupyti. Ir vis dėlto yra didžioji dalis, kurie renkasi pilną atstovavimą, parduodant, perkant ar nuomojant jų nekilnojamąjį turtą, nes vertina savo laiką, pinigus ir žino, kad žmogus atėjęs su savo kompetencijom, jisai parduos paprasčiau ir to streso bus mažiau. Nedirbu viena, visada turiu sąrašą kolegų ir noriu, kad mano klientas patirtų kuo mažiau rūpesčių, tiek pardavėjas, tiek pirkėjas. Ir visada turiu tuos kontaktus, su kuriais galiu pasidalinti. Ir tai yra per laiką tikrai patikrinta, per rekomendacijas. Dažniausias būna galbūt skambutis, žinutė, ar tu vertini turtą? Ne, profesionali vertintoja aš nesu. Aš jums galiu nustatyti preliminarią turto pardaviminę kainą šiai dienai, bet jeigu jums reikia kvalifikuoto turto vertintojo, pavyzdžiui, imant būsto paskolai arba turto įvertinimui retrospektyviniam, tada tikrai yra vertintojai, kuriuos rekomenduoju. Taip pat dirbu su kolegomis, kurie padeda susitvarkyti būsto paskolas, kas liečia draudiminius klausimus, investavimo, nes būna, kodėl kalbu apie investavimą, kai, tarkim, parduodamas pigesnis turtas arba keli bendraturčiai ir ta suma nėra didelė, kai tu realiai negali kažko dabar nusipirkti, bet galbūt nori žmonės investuoti kažkokius tai fondus, akcijas ir tikrai turiu puikius konsultantus, kurie gali šitais klausimais pagelbėti. Taip pat dirbu su matininkais, kada kyla klausimai, kada su ribos nežinomos, kada kažkas dar nepriduota. Tai lygiai taip pat su ta nebaigtos statybos pridavimu, kokie etapai, kaip pasikonsultuoti, ką man toliau daryti, tarkim,
Visas šitas eigas tikrai paaiškina puikiai su mano partneriai. Ką dar padedu žmonėm, tai daugelis dar vis klausia, tai ką man tas pastatų naudingumo sertifikatas, tai tikrai jisai reikalingas ir be jo mes neparduosime namo, nepriduosime. Ir šioje vietoje taipogi palengvinu, nes žymiai paprasčiau yra man tai padaryti, negu žmonės pradeda pasakoti, kiek mes ieškojame, kiek mes mokėjome, tai galiu nuraminti, pigiau gaunasi ir greičiau. Taip pat taikau dabar visiškai naują pasiūlymą, tai su mano kolegė, kuri irgi darbuojasi Kaune brokerė, dalinuosi klientais, kuri puikiai gali konsultuoti subsidijų ir paramų klausimais jaunoms šeimoms išsiskyrusiems. Daugelis nežino, bet tiesiog yra kategorija žmonių, kur irgi gali gauti kažkokią tai paramą ir įsigyti pigiau būstą. Tai vat, kam aktualu, šitas klausimas tikrai gali kreiptis. Kodėl pasirinkau coachingą ir jį taikau nekilnojamo turto pardavimuose? Nes kartais nekilnojamo turto sandoriai dažnai atrodo racionalūs, paprasti, bet realybėje jie slepia labai gilias ir nepasakytas emocijas. Pirkėjas niekada nemato tos tikrosios pusės, kodėl parduodama. Galbūt iš nuogirdų, galbūt pabendravęs su būsto savininku, jisai gali išsiaiškinti situaciją, jeigu jam ten labai įdomu būtų. Bet brokeris atėjęs į pokalbį, jisai realiai yra tas asmuo, kuris prisiliečia prie nekilnojamo turto istorijos labai artimai. Ir yra tas asmuo, kuris turi neatmestinai žiūrėti į visą šitą procesą. Nes po tuo pardavimu kartais būna labai skaudžios istorijos, tai kažkur tai skyrybos, kažkur konfliktai tarp abiejų pusių ir tu esi tam ugnių sūkury, kada tau reikia išsilaviruoti, rasti bendrus sprendimus, komunikuoti tiek su viena, tiek su kita puse. Labai dažna situacija tai pardavimas po artimo žmogaus mirties. Tai būnu tas asmuo, kai kartais man tik tai raktai paduodami ir pasakyta parduok, nes mes nenorime įti tą būstą. Mums per sunkus prisiminimai, mums per daug skaudžios emocijos ir tiesiog perleidžiamas šitas darbas yra man. Kai kam tai yra ilgametė šeimos istorijos pabaiga, irgi labai skaudžios emocijos, kai buvo tie namai kelių kartų, kai buvo statyti su meile, kai buvo planai, bet tiesiog mes puikiai suprantame tas istorijas, kai statėsi dideli namai, buvo planuota gyventi šeimomis, tiesiog vaikai užaugo, vieni į vieną miestą, kiti į kitą. Atsitiko emigracijos lūžis, kada išvažinėjo didžioji dalis iš Lietuvos ir tai tiesiog kaip pabaiga šeimos istorijos. Taip pat keliauju ten, kur yra sunkus finansiniai sprendimai, ten, kur yra įsiskolinimai, antstoliai ir kartais tenka parduoti, kad tos skolos nepakramsdintų žmogaus dar giliau.
Ir tada giliniesi, kodėl tai atsitiko ir kaip tu gali paprasčiau išspręsti tas problemas. Kartais žmonės bėga labai nuo šitų dalykų, užsidaro, gėda matyti, pripažinti tas susikaupusias skolas. Bet tas procesas, kuo ilgiau tęsiasi, tos skolos, tuo labiau auga. Ir dar patiriu šitą kelionę tarp valstybių. Kai žmonės išvažiuoja, sako, mes dar grįšime. Ir praeina 5 metai, praeina 10 metų ir jie tarp 2 valstybių. Ir galiausiai apsisprendžia, vis dėlto mes liksime. Mes nebeturime prasmės čia grįžti. Taip pat džiugu ir už tuos, kurie vis dėlto apsisprendžia po 10-15 metų sugrįžti atgal ir jiems reikia namų. Tai kaip pasakysiu, dirbu per kitą prizmę. Kaip dažnas brokeris mato tik tai sandorį, aš matau žmogų už sandorį. Ir man labai svarbu tas ryšys. Ir sandoris yra tai tik tai procesas. Kaip jį pagerinti, tai aš bandau tai padaryti. Kas labai svarbu, tai tas procesas, kai gimsta pasitikėjimas. Nes jeigu nebus pasitikėjimo, sudėtingas ir bendradarbiavimas. Ir dažniausiai tas pasitikėjimas tai būna žmogaus suteiktas įgaliojimas. Atrodo, tai tik tai popierius, tai yra tik tai paprastas formalumas, bet tiesiog tai yra pasitikėjimo ženklas ir tarsi kažkoksai to žmogaus gyvenimo etapas perduodamas į tavo rankas ir sako, žiūrėk, padaryk, kad man būtų ramu. Jisai perduoda dalį savo gyvenimo, dalį savo istorijos, bet galiu pasakyti tiek, kad su tai žmonėmis, kuriais dirbame tokiu principu, visą laiką tas ryšys išlieka kažkoks tai prisiminimas, kartais susirašome ir ta istorija, jinai nėra skaudi, jinai kažkokioj tai prizmėje džiaugsminga, kad ir paleidom ir nebereikia nervuotis. Įgaliojimas tai yra leidimas man atstovauti. Tai leidimas ir savo nebegrįžti į skaudžius ar varginančius prisiminimus, nes tikrai yra tokių atvejų. Yra tokių atvejų, kai namai stovi dešimtmečius, nes tiesiog būtos istorijos, kurių nebesinori vėl pajudinti. Ir leidimas yra tai tęsti gyvenimą, negrįžtant ten, kurių buvo išgyventa. Kodėl išvažiuojame į emigraciją? Dažnai dėl finansų. Ir tada atsiranda tokia priešprieša, o kodėl aš čia turiu grįžti? Ir ne iš vieno kliento esu išgirdusi, negaliu pakęsti, mane vargina. Ir prasideda daug punktų, kodėl. Jie nebenori grįžti į šitą istoriją. Tai yra išgyventa, jie nebenori grįžti tą skausmą. Tai yra per sudėtinga, nes dėl tam tikrų priežasčių vis dėlto teko palikti tuos namus. Ar kas taip paprastai imtų ir paliktų savo namus, jeigu nebūtų kažkokių tai finansinių problemų? O finansinės problemos kyla, kai nėra stabilaus darbo. Ir taipogi klientas labai puikiai supranta savo laiką, kad jisai yra vertingas
Ir kiekvienas parskridimas iš užsienio kainuoja ne tik tai pinigus, bet ir neuždirbtus pinigus. Jeigu tenka atsiprašyti keletai dienų, tai ne tik tai bilietas, bet aš neišeinu į darbą, galbūt aukoju savo atostogas, galbūt kažkas mane darbe pavaduoja. Daug tokių visokių situacijų ir kai tu finansiškai pradedi skaičiuoti, neapsimoka, jeigu nėra pagrindo grįžti. Ir šiuo atveju tada gelbsti tas pats įgaliojimas. Dar vis girdžiu ir dažnai, kada geriausia parduoti. Kažkas tai laukia, kol dar labiau kainos kils. Bet aš visą laiką sakau, viskas priklauso ne tik nuo rinkos, bet ir nuo žmogaus būsenos, situacijos bei rizikų, kurios atsiranda belaukiant. Ir kartais laukimas kainuoja žymiai brangiau nei pats pardavimas. Ir išvardinsiu keletą punktų, kada tiesiog nereikėtų laukti. Tai tiesiog, kada nekilnojamas turtas tampa nebenaudojamu, stovi tuščias. Tušti objektai kartais brangiai kainuoja. Ypač butas, kada kapsi komunaliniai mokesčiai, šildymas, atsiranda kažkokių remontų rizika, tai dažnai būna renovacijos. Gali nutikti vagystės, tai sodybose pasitaiko tų variantų, namuose. Netvarkymas. Pilnumoj uždaryti langai, nesivėdina, pridūsta. Nekūrenamas namas, jisai jau pradeda rodyti savo požymius po poros metų, kuriuose tikrai jaučiasi. Ir kaip bebūtų, tuščias turtas prilygsta nuostoliui. Kai kam nekilnojamas turtas kelia emocinį išsekimą. Ypač tai jeigu yra buvęs tavo šeimos būstas po skyrybų. Ir tiesiog į jį sunku sugrįžti. Kaip minėjau, irgi labai sudėtingos situacijos, kai tai yra paveldimi namai, tarkim po tėvų mirties, juos sunku važiuoti, sunku patiems paimti kai kuriuos daiktus, o ką jau bekalbėti apie tą patį pardavimą. Bet tiesiog yra grupė žmonių, kurie nebenori tas vietas grįžti dėl tų skaudžių prisiminimų. Ir galbūt tai kažkokie tai įvykiai nutikę kažkada ir tiesiog tas būstas, žinai, kad jisai yra, bet emociškai jis tave siurbia. Ir tada pradedi svarstyti, ar ta emocinė našta yra didesnė nei vertė. Ir tada supranti, kad vis dėlto parduoti šiandien yra pats geriausias sprendimas. Tai galbūt netgi pasidalinsiu tokiu pavyzdžiu iš mano netaip tolimos praeities, kai buvo konfliktas tarp dviejų šeimos narių ir jisai tęsiasi ne vienerius metus. Kažkur tai buvo gailestis paleisti, kažkur tai buvo nuoskaudos ir realybėje iš šono mačiau tik tai namus, kurie kenčia. Kenčia todėl, kad juose niekas negyvena, stovi nešildomi, nyksta aplinka, šalimais ūkiniai pastatai neužbaigti ir tiesiog reikia rankų, kurios pabaigtų, kurios prižiūrėtų tuos pastatus. Ir po mūsų ilgo pokalbio sulaukiau skambučio, žinai, mes susitarėm parduoti. Ir tiesiog kitom akim žmogus kartais atsimerkia ir jisai supranta, kad kažkur tas ginčas, kuris vyko
ilgus metus jisai yra beprasmis. Nes tu gali dar 10 metų ginčytis, tu dar gali tam protestuoti, neleisti parduoti. O kas iš to? Ne tik tai, kad turtas nyksta, bet ir tu tą dirvelę vis tampai į vieną ir į kitą pusę. O paimtum šiandien, parduotum ir sakytum, viskas baigta. Nėra pagrindo pyktis, o galbūt nebėra pagrindo ir bendrauti su tuo žmogumi. Kartais prireikia pinigų kitam tikslui. Pavyzdžiui, investicijai, būstui užsienyje. Vaikai išeina studijuoti, galbūt jiems reikia pinigų. Yra kažkokios tai skolos, joms padengti. Naujas etapas, nori išvažiuoti, nori pradėti verslą galbūt. Ir kaip bebūtų, jeigu mes pažiūrėsime, kad nekilnojamas turtas tai nėra kažkoksai toksai šventas dalykas, prie kurio reikia mirk, plyš prisirišti. Jeigu vis dėlto sugebėtumėm pažiūrėti tą prizmę, kad tai yra finansinis įrankis. Ir kaip bebūtų, nereikia bijoti jį keisti per savo gyvenimą. Jis gali atlaisvinti galimybės dabar, laukti nėra racionalu. Ir aš galbūt čia daugiausia kalbu apie tuos momentus, kai žmonės bijo pokyčio ir, pavyzdžiui, senatvėje lieka dideliuose namuose, juos išlaikyti sudėtinga, prižiūrėti sudėtinga, bet yra labai didelis prisirišimas. Bet jeigu mes paimsime tuos visus, tarkim, gyvenimo etapus, kada esu jaunas, man šito būsto reikia, kada yra šeimos etapas, maži vaikai, viską mums reikalinga erdvė. Ir galbūt vėl tą paimam periodą senatvę, kada aš lieku vienas ir man reikia jaukumo, man reikia paprastumo. Būtų daug paprasčiau, jeigu taip mąstytų daugelis ir nebijotų šito keisti. Nes kažkur tai paleidęs tą dalį gali pasilengvinti savo gyvenimo sąlygas ir nebūti prisirišę tais prisiminimais tarp tų 4 sienų. Taip pat turiu situacijų ir visada rekomenduoju parduoti tada, kai būsto būklė blogėja. Ir kai sako, dar pastovės, dar galima palaukti, bet jeigu tai yra namas, pro kurio stogą jau šiandien varva, tai kiek dar lauksime, nes tai mažina turto vertę šiandien, kaip jis tai atrodys dar po 5 metų. Ir jeigu žmogus tiesiog neturi finansų, noro jokiam būsto gerinimui, o galbūt net neapsimoka jį gerinti, tai kam tada laukti? Ir dar apžvelgsiu, kad aš sakau, neparduokime. Kai nekilnojamas turtas neneša nuostolių. Jisai yra nuomojamas, generuoja stabilias pajamas, yra tokioje vietovėje, kur žinai, jog nuomininką aš visada rasiu. Jei pajamingumas bent 5-6% per metus, tai tiesiog pasilikime ir turėkime gerą investiciją. Objektas kartais turi išskirtinę vietą ar retą tipą. Tarkim, būstas centre, sklypais nebeauga, tai turime galbūt kažkur tai kažkokį sklypą, o jau miestas užstatytas ir žinau, kad šioje teritorijoje, jeigu dar palauksime mes keletą metų, ta vertė tikrai užaugs.
Kažkur yra naujos infrastruktūros plėtra, vėlgi potencialas kelių metų bėgyje gali būti labai didelis. O galbūt yra tokios vietovės, kur labai ribota pasiūla ir dar palaukus galima po kelių metų išlošti dar daugiau. Ir tokie objektai tik tai brangsta ir jeigu šiandien yra galimybė juos išlaikyti, tai valio, laikome. Ir yra tokia kategorija ir pastebiu dirbdama su emigrantais, kai turtas tai yra tarsi vienintelis emocinis pagrindas grįžimui į Lietuvą. Ir kol yra tie namai, klientai grįžta. Pikti, kartais bumbantis, bet jie grįžta. Visiems vis tiek yra kažkoks tai stimulas, aplankyti savus, grįžti atostogų. Bet jeigu šitie namai parsiduoda, kažkaip pastebiu, kad žmonės nebenori grįžti. Jie atranda kitų veiklų. Bet jeigu žmogus, tarkim, emigracijai, nors ir ne 1 metai, bet jisai vis dėlto kalba, aš kažkada parvažiuosiu, labai gerai. Galbūt jisai grįš arti pensijinio amžiaus, kada bus, tarkim, išdirbtas stažas užsienyje, bus užsitikrinta pensija, užaugs vaikai, jisai turės būstą, į kurį galės grįžti. Ir tarkim, šiai dienai, jeigu jisai yra išnuomotas, viskas super. Tai kam tada parduoti? Arba rinka dabar yra akivaizdžiai pirkėjo pusėje. Pasiūla didelė, paklausa ramesnė, kainos stagnuoja. Tai kam tada skubėti? Jeigu tiesiog galvoji, kad reikėtų parduoti, bet matai iš tikrųjų, kad galbūt nėra to būtinumo tokio, nes yra ta kategorija, kai sako, aš neskubu, tai jeigu tu neskubi, o mūsų rinka labai rami, mieganti ir galima tada palaukti, kada bus didesnis potencialas, galbūt palūkanas palankesnės žmonėms duos. Ir tada galima startuoti. Išlaukti to momento, nes pas mus čia pastarieji metai tai buvo tokie kritimai, kilimai, kritimai, kilimai. Tai geriausia išlaukti vis dėlto to kilimo ir tada pardavinėti, bet ne kritimo. Ir pakalbėsiu dar apie tas rizikas, jei nusprendžiama laukti, kasgi vis dėlto gali nutikti. Rinkos nuvertėjimas. Rinka gali kristi keliais procentais per metus, o tai gali būti 2-3 metai ir jau, tarkim, 1000 eurų. Iš tikrųjų dabar rinka yra tikrai auganti, bet kada matome tokį susitraukimą, galbūt, kaip pasakysiu, tada, kai pas mus prasideda visos geopolitinės padėtys, bankų finansavimai, viskas, ir tada jau ne tik tai, kad nepirkimas, bet žiūri, kad kažkas jau nori ir pigiau, jeigu turi galimybės parduoti dėl tam tikrų priežasčių. Ir tada jau atsiranda, kad vėl toksai galbūt kažkiek susimažina tą kainą. Augantis remonto kaštai. Tai medžiagos, darbai, darbų jėga vis brangsta, kuo ilgiau lauki, tuo brangiau kainuoja sutvarkyti. Atsiranda tokia galimybė, kad, pavyzdžiui, dabar negaliu pasidaryti remonto. Jisai pradėtas, ne? Ir aš atidėlioju tą procesą, padarysiu gal po metų, tada galėsiu pardavinėti. Bet vėlgi visas tas varikliukas sukasi, jeigu aš po metų tik pasibaigsiu tą remontą, tai reiškia, visus metus aš vėl komunalinius mokėsiu, dar nežinia, kiek man tos medžiagos kainuos, vėl išbrangimas. Ir toksai
O kaip dar kokybiškai padarys klausimas, nes irgi labai dažnai sutinku tokiu atveju šeimininkai užsienyje, o meistrai pinigus pasiema, kokybė labai prasta. Ir tokį būstą irgi yra sudėtinga parduoti. Atsiranda taipogi ilgalaikiai mokesčiai, kaip ir minėjau, komunaliniai, šildymas, paskola, jeigu yra, renovacijos mokesčiai, draudimas. Taip kaupiasi, gerai, jeigu yra iš ko mokėti, o jeigu ne, paskaičiuojam, kiek tai mums gaunasi per metus, per 2, ar verta laukti, čia jau reikalingas skaičiavimas atsisėdus. Kokios rizikos, jeigu laukiam, tai dar ta emocinė tokia stagnacija. Kažką darytum kito, jeigu turėtum tuos pinigus, bet kabai lygiai taip pat, kaip kabo tavo būstas. Čia didžioji dalis kabo, nes pardavus čia galbūt aš galėčiau įsigyti tenai, kitoj vietoje, investuoti kažkur, bet kol neparduota, situacija kabo. Matau dar tokias situacijas, kad klientai kaip ir nori, kaip ir viskas gerai, betgi dokumentai kartais būna nesutvarkyti, kažkas tai nepadaryta, kažkas net paveldėjimus pražiopsojęs būna. Ir tada matai, kad tą procesą vėl reikia užsukti, tai trunka vėl laiko. Atsiranda, tarkim, tos teisinės visokios rizikos, kaip minėjau, paveldėjimas, tam bendrasavininkų ginčai iškilti gali. Vieni nori parduoti, kiti nenori parduoti, tai va tas procesas, kur realiai labai sudėtingai tęsiasi. Kažkur, va, pavyzdžiui, atėjo, sako, paveldėjau, žiūri, o dokumentai tai nesutvarkyti iki galo to turto, statyta, nesuregistruota, dar kažkas tai. Apleisti įsiskolinimai, kartais dalis klientų net nežino, kad jie jau antstoliuose atsidūrė, nes jeigu negyvena kurį laiką Lietuvoje, atsiranda kokios neapmokėtos ir mini sąskaitos, žiūrėk, jau turtas kaip ir pas antstolį, jau po padidinamuoju stiklu, kur tos mūsų skolos. Ir tada jau tos visos problemos auga, jas darosi sudėtingiau išspręsti ir kažkaip reikia imtis kažkokių tai priemonių. Dar galbūt pakalbėsiu tą temą, kaip aš truputėlį kitaip dirbu, ne? Matau žmogaus emocijas ir kartais nereikia daug žodžių, kad suprastum, kaip jisai jaučiasi. Išsiaiškini, kur vis dėlto žmogus turi tą stresą, ko jisai bijo. Kodėl jisai neapsisprendžia, tarkim, parduoti dar vis, o gal bijo prarasti tą vienintelį turtą, kuris šiandien kaip garantas yra, nors iš kitos pusės yra kažkokia tai jam našta. Yra dar tokių atvejų, kai tiesiog matai, jog žmogus yra pervargęs ir jisai kai kuriais klausimais nebesugeba blaiviai mąstyti. Tiesiog reikia ir tos konsultacijos, ir to palaikymo, ir supratimo. Ir nemėgstu aš žmogaus spausti. Aš tiesiog esu tas žmogus, kuris galbūt kažkiek tai yra ir atrama, kuris suteikia emocinį saugumo garantą. Išklausau be tų vertinimų. Ir matau, kad yra chaosas, situacija chaotiška. Tai tiesiog norisi sudėlioti taip,
strategija, kad žmogus išeitų iš to chaoso. Ir kai man prasideda, o kas bus po to, o kaip čia, žiūrėkite, kada bus tas ir tas, mes ir pakalbėsime. O dabar mes esame šitoje stadijoje, mes nurimkime, pradedam darbą, kada atsiras pirkėjas, aš vėl jums pasakysiu, ką toliau daryti. Ir tiesiog aš juos paimu, kaip sakau, dažnai už rankų ir ramiai vedu, kad nebūtų to streso. Nes ateina tie žmonės, kurie pardavinėja patys ir po to atbėga. Tai ar tu patikrint gali, ar mes čia gerą preliminarį susirašym, iš kur traukiat? Ai, čia kažkur tai iš interneto. Ar gali tą pasižiūrėti? Ir tu matai tą chaosą žmonės, nerimą kažkokį. Arba mes susitarėm, nuėjom pas notarą, o tas pirkėjas net neatėjo. Ir tiesiog žinai, kad tai žmogus, kuris klaidžioja, galbūt jau nebe pirmas pavestas toks žmogus yra. Ir tas netikrumas, neužtikrintumas tiesiog taip paima ir pasimeta. O aš paimu klientus ir vedu per situacijas, kad nebūtų to blaškymusi. Ir žmogus dažniausiai, kai turi kažkokią tai traumą, emocinį krūvį, jisai tokiuose būsenose nežino, kas jam geriausia. Jisai veikia dažnai iš skausmo, ne iš logikos. Ir kartais būna tie sprendimai labai skuboti, nes tiesiog nori kuo greičiau atsikratyti, kuo greičiau užbaigti situaciją, kad mažiau skaudėtų, nenori šinosios rodyti. Ir tada norisi nuo tos situacijos kažkiek atsitraukti ir blaiviai išdėstyti viską, o kaip gali būti taip ir taip, jeigu mes nurimtume. Ir niekada neskubėti, nes mums skuboti sprendimai gali padaryti tik tai žalos, gali prarasti tuos pačius pinigus, nes atiduodam ir už tiek, ir čia rėžis toks, numetam 10 000, o po to galėjaugi gauti daugiau, galėjau. Tai taip, bet buvo tasai, kad kuo greičiau. Tai vat tą blaivumą išlaikyti ir nepasimesti, nes jau kiti aspektai yra. Kaip tas komunikavimas mano su pačiais lietuviais vyksta. Vis dėlto mes visą procesą bandome suvaldyti bendraudami nuotoliu. Ir emigrantai, jie praktiškai niekada negali fiziškai dalyvauti apžiūrose. Sandoryje taip, kartais grįžta, kartais pilnateisis įgaliojimas surašomas. Aš jiems suteikiu pilną atstovavimą viso proceso metu. Poreikiui netgi esant, tarkim, pirkimo atveju, virtualias apžiūras, ataskaitas, kas kaip, pavyzdžiui, kas liečia nuomą, norime grįžti iš užsienio. Taip yra būstas, prašau, tokios ir tokios sąlygos, važiuojame iš vietos, filmuojame, kalbamės, keliam tuos klausimus, kurie aktualūs. Taip pat sutvarkau dokumentus, užsakau, ko reikia, be būtinybės grįžti į Lietuvą. Jeigu yra įgaliojimas, aš tai viską darau ramiai, tiesiog informuoju, kas bus daroma, kaip bus viskas tvarkoma, kokioje mes dabar eigoje esame. Ir tiesiog girdžiu kartais tokius atodusius, lengvus, po sandorio paskambina ir sako, žiūrėk, įkrito pinigai. Vau, sako, ir dar taip įmanoma. Įmanoma,
įmanoma iš tikrųjų, kai nereikia grįžti. Yra ir tas privalumas, jeigu kažkas dar turi ir mūsų bankinius prisijungimus, patys gali daryti nuotolių sandorį gyvenant užsienyje, bet mano klientai dažniausiai pasitaiko jau ne vienerius metus išvykę iš Lietuvos ir jie dažniausiai su Lietuva būna daug ką nutraukę, nei tų lietuviškų sąskaitų, nieko ir galbūt va tos komplikuotos situacijos. Kadangi pati pragyvenau 12 metų emigracijoje, labai puikiai suprantu, kas tai yra grįžimas į Lietuvą. Tai yra chaosas. Kai tu grįžti, kažkur tai šeimos nariai dar tavęs laukia, kažkur tai tu turi verstis per tą ribotą laiką tvarkytis reikalus, nežinau, aš tų įstatymų per N metų pasikeitusių, tai ką, kur, man, pas ką, dar tuos terminus susidėlioto, jeigu kažkas nepasiseka. Tai vat visą šitą chaosą aš puikiai suprantu. Laikas grįžimo yra ribotas, nes nepasimsi ten kelių savaičių tų atostogų, kad grįžtum reikalus susitvarkytum, nes automatiškai ten gyveni, moki mokesčius, dirbi, uždirbi ir prarandi tuos pinigus, jog čia grįžtum tik tai būstą parsiduoti. Ir jiems iš tikrųjų vat šitas aspektas yra labai svarbus klientam, kai yra jų rizikos suvaldytos, nes jie tiesiog skaičiuoja viską, ką jie gali prarasti dėl savo nežinojimo. Todėl jie labai vertina tą, kai tu be jokių užslėptų ketinimų tiesiog išdėstai, žiūrėk, taip ir taip, taip ir taip, tokia situacija. Aišku, aišku. Jeigu dar kažkas neaišku, aiškinamės, kol bus aišku. Padedu priimti finansiškai logiškus sprendimus, o ne tiesiog parduoti. Tai vat gerą pavyzdį pasidalinsiu. Emigrantams, lietuviams nekilnojamas turtas Lietuvoje dažnai yra gera investicija, planas sugrįžti, papildomas saugumas. Aš jiems tuo atveju duodu išsames analizės, tikrąją esamą rinkos vertę, nuomos galimybę, kokios rizikos pasižiūrėjus jų būstą, kokios ilgalaikės perspektyvos, tarkim, tą, ką aš prieš tai kalbėjau, mes vertiname su klientais, kaip priimti tą sprendimą, parduoti, laukti ar ką daryti. Ir tai tada vyksta tokia mūsų konsultacija, nespaudimas, bet apsisprendimai priimti. Ir bloga tokia patirtis yra, kai klientai pradėlse jau ateina ir būna skolos už paslaugas, delspinigiai, antstoliai, papildomos kažkokios tai išlaidos, galvos skausmai. Ir dar tiesiog, sakau, ne tos kainos kyla, kaip daugelis mano, o atsisėdam, pasižiūrim tą tikrąją rinkos vertę. Nes daugeliu irgi pastebiu prasilenkia ta reali logika, kai situacija ir nekilnojamo turto kainos Lietuvoje yra prilyginamos kažkur tai Europoje, kituose miestuose. Taip, nelyginkime mes savęs su Norvegija, su Vokietija kažkur tai. Dar nedaugome iki to lygio. Kainos kyla. Kyla. Kiek jos kils? Šito mes šiandien pasakyti tikrai negalime taip drastiškai. Tai aiškiai kalbamės apie tą pačią nuomos galimybę, kaip parduoti tą įskolintą turtą, kaip patirti dar
mažiau tų nuostolių. Ir šiuo atveju aš sakau, bendravimas padeda nuimti tą galvos skausmą, išeiti iš tos situacijos, nes šiuo atveju turtas tampa kaip papildoma našta. Aš suprantu puikiai, kaip reikia komunikuoti su mūsų lietuviais gyvenančiais užsienyje. Tai yra visi socialiniai kanalai, visos įmanomos programėlės, kur galima susiskambinti jums patogu, bendraujant per šitą programėlę. Žinau, kad jūsų darbo valandos iki 6, iki 8, pas mus 2 valandų skirtumas. Prisitaikom, kalbamės, randam tuos sprendimus. Šeštadienį, kalbam, darom video skambučiais. Viskas Nori labai žmonės aiškaus, paprasto paaiškinimo, be jokių didelių švedžiojimų. Suprantamas dalykas. Man labai svarbu dėl to aspekto, kad neapgausiu. Nes visokių istorijų yra, visokių reikia. Ir skiriu pusę valandos paprasto pokalbio, konsultacijos, jog suprastumėm, ar mūsų keliai toliau eis, ar ne. Nes galbūt žmogus ieško visai kažko kito. Galbūt aš pati net neapsiimsiu dirbti, nes tiesiog matau, kad ne jam manęs reikia. Ir galbūt šioje situacijoje šiam mažiausiai pagelbėti galėsiu. Tai tiesiog tas užtikrintumas, saugumo jausmas, palaikymas viso proceso metu. Tai ką dar be pridurti, kai sakau, šitoje kelionėje lydžiu per emocijas, per emocijų išgyvenimus, kartais paleidimus. Būna visko, būna pokalbių, būna ašarų, būna skaudžių momentų. Reikia išgyventi, reikia suprasti, kad parduoti, pasilikti, tai yra kliento sprendimas, o kokį jį priims žmogus, tiesiog jis įsivertins pats iki galo situaciją ir pasakys taip arba ne. Tai kas ieško šiandien dar pagalbos, konsultacijos, drąsiai galite kreiptis. Pabendrausime, kaip ir minėjau, pusę valandos mano konsultacija nemokama ir toliau spręsite patys, kiek esu jums naudinga. Tai ačiū už šiandienos mūsų susitikimą ir sėkmingų naujų ateinančių metų.